Šiandien matysite. Bet sakau, kokie gal buvo 3 ar 4 kartai, kai aš tai pagundai pasidaviau. Amžinatilsį tėtis buvo, sakykime taip, žmogus smarkus ir nedozuodavo fizinės prievartos, sakykime, ar fizinių bausmių. Kištis į jau suaugusių vaikų gyvenimą, ten didžiulė invazija yra ir jie patys savo paaiškina šitą grinai tokiais jau emociniais, mitologizuotais dalykais. Tu man, vaikeli, visada būsi kūdikis. O ko tu išsišiepiai? Tau ką? Tau labai linksma, palauk, tai bus liūdna. Spanguolės. Taip, spanguolės. O, kaip ten sako, sutraukė visą giminę. Kaip rūgštu. Užsiger. Matsna. Oi. Nu, čia geras. Fainai. Tema yra perfekcionizmas. Aneta. Taip. Nu, va, jau čia perfekcionizmas. Nu, tikrai. Čia va tikrai ta uogytė, kuri tinka perfekcionizmui. Taip. Tikrai tinka. Seilėtekis padėjau dabar. Nes atrodo labai gražiai, bet rezultatai labai prasti. Va, kur čia šuo pakastas. Tokia ar neatrodo, kokia graži, raudona. Tokia arti tobulybės. Arti visai. Ir, opa. O, šitą neduoja rūgštį. Šitą nieko. Bet vis tiek, taip, veidelis tavo, Sigita, toks. Nieko gero. Taip, Aneta, tai pristačiau. Tema yra perfekcionizmas mūsų šiandienos, ar ne? Aš truputį papasakosiu faktų, kuriuos man pavyko surasti. Tai yra, naujausi tyrimai rodo, jog šiuolaikinis jaunimas vis dažniau linkęs į perfekcionizmą, sieki būti tobulu visose gyvenimo srityse, įskaitant išvaizdą, santykius, mokslus ar darbą. Perfekcionizmas gali turėti daugybę veidų, trukdyti užmegzti atvirus santykius, nes jausdamasis netobulas žmogus niekaip negali atsiverti kitam. Trukdyti siekti tikslo, nes kaskart ištikus nesėkmei paralyžiuoja stiprios neigiamos emocijos. Galų gale trukdyti imtis naujų darbų, nes atrodo, kad vis tiek nepavyks jų įveikti. Tiek pradžiai paskaitysiu. Statistikos, Aneta, kas apskritai yra perfekcionizmas? Kaip iš gydytojos psichiatrės pozicijos jūs paaiškintumėte? Tai sutrikimas, tai liga, ar tai gyvenimo būdas, o gal tai charakterio savybė? Tai yra žmogaus asmens bruožas. Tai yra nei liga, nei susirgimas. Tai sieja tik asmenybę. Žmogus yra įsitikinęs, kad jis turi siekti visur nepriekaištingumo, tobulumo, kartu griežtai labai save vertina, labai rūpinasi pastoviai ta sfera, kuri siekia tobulumo, ir ypač jam yra svarbu dar kaip jį ir vertina jį kiti žmonės. Dažnai perfekcionistai siekia kažkokių tai tokių neįgyvendinamų ir netikroviškų tikslų, todėl jam kyla įvairių prisitaikymo sunkumų gyvenime ir dažnai tai veda prie depresijos, pastovaus nerimo priepuolių, disfunkcijų santykiuose, tarpasmeniniuose, darbiniuose santykiuose. Ir šie žmonės dažnai turi labai žemą savivertį. Tai visa tai, ką paminėjau aš statistikoje, iš esmės jūs sutinkat su visa ta informacija. Taip. Aneta, dabar kaip ir tradiciškai prašysiu papasakoti iš savo kaip gydytojos psichiatrės patirties kažkokią klinikinę istoriją, kuri labiausiai asocijuotųsi su mūsų šiandienos tema, tai yra perfekcionizmas. Taip. Noriu papasakoti apie klientę Aureliją, 26 metų. Kreipėsi jauna moteris dėl pastovios įtampos, nerimo, įkyrių minčių,
kad ji yra prasta motina savo 6 mėnesių sūnui, nesugeba pasirūpinti sūnumi. Naktį ji miega tik 3-4 valandas. Jinai yra pastoviai neišsimiegojusi, nes jinai budi prie savo vaiko ir klauso, ar jis kvėpuoja. Jinai galvoja, kad jinai neverta savo vyro, kad jinai yra labai prasta žmona, prasta namų šeimininkė. Ir jaučia didžiulę neviltį, nes juk viską darė tobulai. Ruošėsi nėštumui, maitinosi teisingai, lankė paskaitas apie nėštumą ir vaiko auginimą. Nepraleido nė vienos gydytojo konsultacijos. Netgi 4 kartus papildomai konsultavosi dėl nėštumo eigos privačiai. Va, tai va perfekcionizmas vaiko auginimo sferoje. Nėštume, vaiko auginime. Kas davedė iki psichiatro konsultacijos. Aneta, turime svečią šiandien, Andrius Užkalnis. Andriau, ačiū labai, kad sutikot pas mus į laidą atvykti. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū man. Andrius Užkalnis, žurnalistas, publicistas. Gimė 1970 metais lapkričio 26 dieną Kaune. Dirbo Lietuvos radijoje užsienio laidų skyriuje, BBC redaktoriumi bei vertėju. 2011 metais grįžo į Lietuvą. Dauguma jo straipsnių publikuojami Delfi portale. Turi 2 dukras, Monika ir Milda. Andriau, temą pristatau iš karto. Pats pasiūlyti šitą temą, tai yra perfekcionizmas. Įdomi tema, prie kurios mes prieisim ir pakalbėsim ir apie pačio pasirinkimą, kodėl būtent šita tema pasiūlyta, bet mes turim tokią tradiciją, kad būtų lengviau įsivažiuoti, kad būtų paprasčiau truputėlį, tai pradėsim nuo žaidimų. Tai pirmasis paveikslėlis. Andriau, pavyko išsirinkti? Gerai. Ir koks pasirinkimas? Čia ta jūros banga. Jūros banga. Ir kodėl toks pasirinkimas? Man šiaip gyvenime geriausiai jaučiuosi vietose prie jūros ir prie vandenyno. Šiaip tokia mano širdies visiškai vieta yra Los Andželas. O kai negaliu būti tenai, tai į Nidą važiuoju. Kartais važiuoju visiškai ne tuo metu, kai žmonės ten važiuoja. Prieš kelias dienas buvau tenai su šuniuku nuvažiavęs. Tiesiog ramina jūra, pats bangos ar šiaip tas vandens stichija? Tikriausiai taip. Galbūt jūra kaip tokia riba tarp žemės ir va čia žemė baigėsi ir toksai baigtinumas. Man apskritai, man taip atrodo, kad ribiniai taškai tokie, sakykime, kaip miestai, kurie yra pasienyje civilizacijų, kaip, sakykime, Vilnius. Todėl, kad už 40 km prasideda Baltarusija, tai yra jau visiškai kita civilizacija ir viskas kitas. Man tai yra kažkuo tai labai artima ir labai įdomu. Todėl, kad būtent tose susidūrimo taškuose kažkas tai kyla visą laiką įdomesnio negu sakykime, šalies ar teritorijos viduryje. Pavyzdžiui, Venecija, kitas pavyzdys yra. Tai irgi visiškas susidūrimo pasienio taškas tarp Bizantijos ir tarp europietiškos jau civilizacijos. Aneta, koks pačios pasirinkimas buvo? Šiandien aš pasirinkau ugnį. Kažkaip oras yra prastas, norisi tokios šilumos ir ta ugnis kažkaip taip jaukiai šildančiai nuteikia. O aš pasirinkau vėją. Tai visas stichijas išsirinkom. Aš tikriausia pagal orą visiškai. Tai dar vienas paveikslėlis, visai kita tema. Andriau, kviečiu išsirinkti. Jau? Taip. Žiūrovai.
Ir aš taip pat išsirinkau. Andriau, labai atsakingai rinkotės. Ką išsirinkot? Aš nežinojau, ką išsirinkti. Pirmiausia, abejojau, ar išsirinkti liūtą ar žirafą. Nes liūto pasirinkimas tai tikriausiai gal ateina iš kažkokio tai vidinio nesaugumo arba tokios pretenzijos. Ta prasme. Čia žmonės labai mėgsta save identifikuoti su liūtais arba vilkais. Ta prasme, vienas yra vienišas vilkas, kitas apie save sako, liūtas žolės neėda ir ta prasme visokius tokius dalykus. Bet aš pagalvojau, žirafa yra iš visų pasaulio gyvūnų man didžiausią įspūdį padaręs, todėl kad visi, kas yra matę žirafas laisvėje, ne zoologijos sode, ne iškamšas, ne dar ką nors, bet grinai jas vaikštančias laisvėje. Aš pirmą kartą jas pamačiau Kenijai per tokį labai įdomų didelį pasivažinėjimą po ten tą didelį gamtos tokį parką. Jos yra gyvūnai, kurie atrodo kaip visiškai atėję iš kito pasaulio. Ta prasme, jos neatrodo kaip žinduoliai, jos neatrodo kaip kanopiniai, jos atrodo kaip dinozaurai. Jų judėjimas ir viskas, kaip tu juos matai, yra, atrodo, kad tu iš tikrųjų nusikėlei kažkur tai, kur tiesiog žmogaus negali būti apskritai. Tai man tas didžiulis kontrastas ir tai yra, aš dabar iš karto pagalvojau, kad tai man yra identifikavimasis būtent su žirafa, dėl to, kad man atrodo, kad labai dažnai žmonės, kai bendrauja su manim, tie žmonės, kurie artimai bendrauja su manim, jie nustemba, todėl, kad sako, tu visai kitoks, negu mes tave įsivaizdavom. Ir aš žinau paaiškinimą, tai prasme, žmonės žino mano vaidmenį, žmonės žino vieną iš mano kaukių ir ta kaukė yra pakankamai prilipus, bet realybėje aš esu visiškai kitoks. Tai va, tai todėl žirafa. Taip, Aneta? Aš taip pat pasirinkau žirafą. Įtariu, priežastis kita. Priežastis ta, kad aš visą laiką gyvenime jausdavau ir dabar jaučiu, kad mintis, tam tikras suvokimas ir supratimas, jis kažkodėl keliauja ilgai mano kaklu iki mano galvos. Man būdingas toks, pauzė, tarpas, galbūt tai atrodo kitiems toks pamastymas, tai aš pati save dažnai laikau žirafą, kad man daug vėliau viskas ateina. O jūs žinot, tarp kitko, apie žirafą, kad jinai turi visiškai kitiem gyvūnam nebūdingą kraujotakos sistemą, kadangi nė vienas širdies raumuo neturi tiek jėgos, kad užpumpuot kraują į 6 metrų aukštį. Tai ten yra, ten maždaug su savo atskirais papildomais vožtuvais, tas kraujas yra pumpuojamas porcijomis. Fantastiškas gyvūnas. Fantastiškas. Ir kaklos lankstelių tik 7, nors kaklas tokio ilgio. Tai apšilom truputėlį, taip? Gerai. Ar pavyko, Andriau, apšilti? Tai taip, aš jau šiltas atvažiavau. Supratau, gerai. Gerai, tai Andriau, prieikim tada prie temos, kurią pats ir pasiūlėt, ar ne? Perfekcionizmas. Kodėl pačiam šita tema pasirodė įdomi, aktuali ir svarbi, kalbant apie psichinę sveikatą ir emocinę sveikatą? Man jinai yra viena iš formų to, kas man atrodo labai būdinga apskritai lietuviams. Ir čia toksai ir daug kultūrinis dalykas tame yra. Ne pačiame perfekcionizme, bet kaip jisai yra priimamas. Tokio kančios ir nepatogumo, glamorizavimo arba sutaurinimo, kur žmonės kalba apie save, sako, aš perfekcionistas, ta prasme, tai todėl aš vis niekaip negaliu užbaigti šito darbo. Aš vis darau iš naujo ir aš visą laiką nepatenkintas. Ir tu to žmogaus klausai ir supranti, kad jisai tuo didžiuojasi.
O jisai tuo didžiuojasi, todėl kad jam kultūriškai yra įteikta, kad jeigu tu darbe kankiniesi, jeigu tu kankiniesi su užduotimi, jeigu tau ten sunku rašyti, jeigu tau sunku kažką tai kurti, jeigu viskas ateina per kažkokią tai didžiulę kančią ir nepatogumą, tada tai yra tauru ir rimta. Jeigu tu kažką darai su malonumu ir kažką darai džiaugdamasis, tai, tikrai kažką tu netaip darai. Arba su tavim kažkas netaip. Arba su tavim kažkas netaip. Ta prasme, turi būti, jeigu gydytojas, tai turi jisai kentėti visame procese. Jisai turi būti pervargęs, jisai turi turėti labai sunkų santykį su ligoniais, su kuriais jisai nesusišneka ir panašiai. Jeigu yra rašytojas, tai čia mes iš karto einam į tuos stereotipus. Jisai rašo naktį, jisai dar turi ir daug gerti, ir daug rūkyti, ir paskui ką parašo paimti sudraskyti, nes jisai tuo nepatenkintas, nes tai reiškia jau rimtą kūrybą. Ir mes šitą labai dažnai taikom kultūriškai tiesiog savo gyvenime aplinkui, ir perfekcionizmas yra vienas to labai tokių ryškių pasireiškimų. Kitas yra, kai žmonės tiesiog giriasi ir tu gali išgirsti tą pasimėgavimą, aš esu darboholikas. Aš esu darboholikas. Tu prasme, manęs šeima nemato, aš vaikų vardų neprisimenu, man geriausia yra darbe. Aš gaila, kad tik 24 valandos yra. Deja, šitą geną mes turim. Aš dabar beje, kalbant apie tą kančios ir nepatogumo. Kančios failą, tai neseniai buvau vienam dideliam prekybos centre, kuriame teikiamos ir maitinimo paslaugos. Ir ten mama su 2 mažamečiais vaikais ir vienas... Maitinimo paslaugos skamba kaip sūrio gaminys, ta prasme. Ne tai, kad ten duoda valgyti. Aš kalbu apie tokią Skandinavijos šalių žinomą mums parduotuvę, kurioje yra ir valgykla. Tik nemėlyna su geltonu logotipą turi. Andriau, jūs labai įžvalgus esate. Na. Tai toje parduotuvėje mama su 2 mažamečiais vaikais ir be abejo mažamečiai vaikai, vienas iš jų spurda ten, nerimauja ir jisai. Ir mama sako, tokiu rimtu veidu. Ar tu negali apsiraminti, ar tu negali pakentėti? Ir aš taip sakau garsiai, apsiraminti jis gali, pakentėti jam nereikia. Kodėl? Mes net nebesuvokiam, ant kiek tas pas mus yra įsėdęs. Tu pakentėk, truputėlį pakentėk. Kodėl mes turim kentėti? Tikriausiai čia, aš manau, kad kaip ir daugelis dalykų ateina iš vaikystės. Ir ypatingai, jeigu mes kalbėsim apie tuos vaikus, kurie negavo pakankamai tėvų besąlygiškos meilės ir dėmesio, tai tikriausiai viena yra, aš labai daug žmonių esu pats sutikęs, kurie pasipasakodavo, kad pavyzdžiui, tėvai jiems rodydavo meilę ir švelnumą, tik tai tada, kai jie sirgdavo, arba ten susižeisdavo, arba dar kažką. Ir dar iš to ateina tas neurotinis, pavyzdžiui, kad vaikas visą laiką turi būti kažkuo užsiėmęs. Maždaug, ko tu čia sėdi ir nieko nedarai. Vaikas turi būti užimtas nuo iki visas valandas, kai jis yra ne mokykloje ir kai nemiega. Todėl, kad neduok dieve jisai galės būti pats savo arba kažką tai susigalvoti savo malonumui. Tai nepedagogiška yra savo malonumui. Reikia, kad eitų visiškai visą laiką per kažkokį skausmą, per nepatogumą, Ir šitas dalykas yra būdingas ne vien lietuviams. Ta prasme, yra tas angliškas no pain, no gain. Ta prasme, tai turi būti būtinai
būtinai skausmas. Jeigu žmogus treniruojasi, tai labai akcentuojama, kad tu turi perlaužti save, perlipti per save. Gerai, kad dar savo snukį neduoti, ta prasme, bet galima ir taip, ta prasme, kur žmonės yra raginami būtent, kad tik tai tada bus rimta. Tik tai tada bus rimta, jeigu tu kentėsi. Greičiausia, kad daugelis tautų ir nacijų turi šitą. Gal čia žmogaus klausimas apskritai, net ne lietuvių? Ne, čia man vis dėlto atrodo, kad... Andriu, tie patys slavai, ar ne, kurie sako, kol iš nosies kraujas pasipils, gal ne visai taip lietuviškai teisingas reiškinys, bet turi varyti iki galo kitaip. Tai mumyse arba mūsyse pakankamai daug to slaviško kultūrinio prado, galbūt daugiau negu mes kai kada leidžiam savo. Aš, pavyzdžiui, palyginčiau gal šitą dalyką su kitom tautom, sakykime, jeigu mes galėtumėm paimti italus, kur ir visiškai nėra to džiaugsmo neigimo arba džiaugsmo baimės. Nes žmogus, ta prasme, vienas iš dalykų, kuris lietuviams yra itin būdingas ir absoliučiai tiesiog mitologizuotas, tai yra, mamos sako, nesijuok, nes tau teks verkti. Nedainuok iš... Ta prasme, vakare tik tai, o ko tu išsišiepiai? O ko tu išsišiepiai? Tau ką? Tau labai linksma, palauk, tai bus liūdna. Arba dar vienas dalykas, kuris yra absoliučiai makabriškas, kur man mama taip sakydavo ir daugeliu, kiek aš žinau, kai vaikui kažkas tai blogo atsitinka, kažkas tai liūdno, tu neverk. Gyvenime bus tiek baisesnių dalykų. Va čia tai požiūris, va čia tai yra drąsinimas, stiprinimas ir ta prasme, čia tai dar nieko, tu žinok, tu lauk baisesnių dalykų atsisėdęs, ta prasme. Na, aš savo dukterim nesakau taip. Galiu pasakyti, kad ne visos mamos taip sako. Ne visos tikrai, bet tokių yra. Taip, bet aš sakau savo dukterim, paverk, tikrai paverk, nes tau šiuo metu bus lengviau. O toliau galvosim, ką daryti. Paverk. Man šiaip kalbant apie tuos visus literatūrinius, man jau ir tas neperšokęs griovio, nesakyk, jau irgi taip skamba, kad maždaug, tu negali pusiaukeliai čia pasidžiaugti kažkaip kokiu nors etapu. Ne, iki galo varai, tada negali džiaugtis, kad per tą griovį skrendi. Aš turiu dar vieną, tai nesidžiaug radęs, neverk pametus. Aš suprantu, kodėl nereikia verkti pametus, nes tikriausiai tai yra... Jeigu pameti kažką, tai kas yra daiktas, tai yra tik tai daiktas. Taip, kažkas ras, tai labai apsidžiaugs. Kažkas tai ras. Kodėl nesidžiaug radęs? Kodėl nesidžiaug radęs? Ta prasme, gal čia galima, aišku, galima išviniot, kad čia tu radai todėl, kad kažkas tai pameti ir dabar tas žmogus verkia, nors antra vertus, jeigu jisai būtų teisingai instruktuotas, tai jisai neverkia, ta prasme, nes jam jau pasakyta, tai ta prasme džiaugtis tada būtų galima. Ne, čia greičiausia, kad iš esmės yra nuteikiama tam, kad gyvenimas labai viską sustato į ribas. Ir jeigu tu viename etape džiaugiesi, tai kitame etape nesidžiaugsi, bet iš kitos pusės tai juk niekaip nesusijęs su tuo, kad tu negali, tu visada sėdi ir lauki tos nelaimės, o kada, ar ne, o kada jinai atsitiks. Bet, Andriau, grįžkim prie perfekcionizmo, ar ne? Vis tik aš suprantu, kad pačiam perfekcionizmas ir asocijuojasi su tuo, ką dabar ir apšnekėjom, ar ne, kad su ta tokiu, kaip sakyti, savęs gailėjimu, tokiu kankinimu. Va čia tau yra perfekcionizmas, aš taip suprantu. Taip, čia man yra perfekcionizmas, todėl kad yra, aš pasakyčiau taip, kad kiekvienai užduočiai gyvenime, tai gali būti darbinė, kūrybinė arba dar kažkokia, tai yra priskirtinas, racionalus ir protingas laiko ir pastangos kiekis, kad tą užduotį galėtum atlikti. Ta nustato pats atliekantysis dažniausiai.
jeigu mes nekalbam apie ten kažkokius tai ekstremalius dalykus, kurie pusiau susiję ten su prievartiniais mechanizmais, sakykime, ten kariuomenė arba dar kur nors kitur, bet normaliai gyvenime tikriausiai pats užduotį atliekantysis žino, kiek tam protingai gali būti skirta laiko ir pastangos. Ir perfekcionistas yra tas žmogus, kuris žino, kad jisai eikvoja laiką ir pastangas neracionaliai, jisai pats tai suvokia, jam dėl to yra blogai, jisai visiškai nėra, perfekcionistas visiškai nėra komforte. Perdarinėdamas be reikalo kažkokį tai darbą arba dar kažką, jisai nėra komfortiškoj būsenoj, bet jisai pats savo stengiasi šitą dalyką racionalizuoti ir, lyg ir pasakyti, kad čia taip yra dėl to, kad, aš toks, aš perfekcionistas, aš kitaip negaliu. Ir apskritai tas dalykas yra pakankamai, šiaip žmonės yra linkę, niekas gi nenori būti blogas. Žmonės nori būti geri ir be trūkumų. Arba kad tų trūkumų būtų kuo mažiau. Tai vienas iš būdų yra interpretuoti trūkumą kaip, neva tokią galbūt stiprybę. Nors su perfekcionizmu tai sunku šitą interpretuoti kaip stiprybę. Todėl, kad tu švaistai jėgas ir laiką, pats žinai, kad tu tai darai. Bet nuo to man geriau, nuo to aš jaučiuosi saugiau, geriau, kad aš čia viską padariau, kad aš čia viską nušluošiau, sudėliojau lentynėlės ir man nereikia eiti namo, būti su vyru, su vaikais. O, tai be abejo, čia vienas iš dalykų, tai čia susijęs ir su darboholizmu, ta prasme, čia yra net persidengiančių tokių teritorijų. Taip, jeigu žmogus didžiuojasi tuo, kiek jisai laiko praleidžia darbe, tai būna visą laiką labai įdomu pasišnekėti su tuo žmogumi ir paklausti, kaip jam namie sekasi. Kas yra jo gyvenimas? Jo, ir kaip jisai jaučiasi grįždamas į namus, ar jisai... Gal jis negrįžta, gal jis miega darbe, jis pasikoja jogos kilimėlį. Ekstremalus dalykas. O būna, ir ta prasme, šitą tai kalbu ir iš savo patirties, o būna, kad į namus taip nenori grįžti, kad važiuoja aplinkiniu keliu, kad tau ilgiau laiko užimtų. Arba dar pradeda šokinėti į galvą dalykai, dar reikia to ir to nupirkti, dar reikia ten ir ten nuvažiuoti, yra reikalų. Dar į darbą užsukti. Nes vis dėlto dar reikėtų vieną tokį straipsnelį reikia failą atsidaryti. Kalbat iš patirties, žinokit. Taip, ta prasme, tai šitie dalykai yra. Bet sakau, žmonės silpnasias savo pusės ar kažkokius tai, jau galima kalbėti ir gal sutrikimus ar dar kažką, tai čia perfekcionizmas, tikriausiai mediciniškai, tiesiog neurozės viena iš formų, taip sakyčiau. Tokios kaip diagnozės nėra. Yra tik tai skiriamas asmenybės sutrikimas, kuris vadinamas anankastinio tipo asmenybės sutrikimas. Ir dažniausiai tai apima visas gyvenimo sferas. Aišku, yra ligos kaip Aspergerio sindromas, kaip autizmas, ne tik vaikystės ir suaugusio. Tai tiesiog, kad asmenybė galėtų nors kiek funkcionuoti socialiai, jis turi daryti tai, ką daro, kad jį nuramintų. Ir pats perfekcionizmas, jis nėra priskiriamas prie kažkokių neurozių ir sutrikimų. Bet patirtyje tie žmonės bet kokiu atveju prieina tam tikrą liepto galą. Ir apie ką pats Andriaus sakei, tam darbe net ir darant viską taip, ir su dantų šepetuku ten krapštant, atsiranda didžiulis diskomfortas, nes namai šalti, ugnies nieks nekūrena, niekas nelaukia, atsidarai tik tai sausą konservą ir atsiranda diskomfortas, atsiranda depresinė nuotaika, įtampa, nerimas, nepasitenkinimas gyvenimu. Ir tai atveda iki psichologo arba gydytojo psichiatro. Jo, o kad žmogus sako, kad jam taip yra gerai, kad jisai to...
nu tai čia tada galima sakyti, kad ir, pavyzdžiui, žmogus ten su obsesiniu kompulsiniu sutrikimu, kad jam irgi yra gerai, ar ten be galo tikrinti kartu, ar jisai ten dujas išjungia. Nėra gerai. Dažniausiai iš tikrųjų žmogus jaučia viduj, kad tai nėra gerai, bet jis nedaeina dar iki to liepto galo, kad kreiptis. Tai taip, nu, o žiūrėkit, pavyzdžiui, dar kiti dalykai. Žmonės dažnai irgi įsivaizduoja, bet kai šitą įvardini tuo žodžiu perfekcionizmas, čia yra labai teigiamos konotacijos žodis. Ir žmogui galbūt taurus, žmogui galbūt... Tobulas. Perfekcionizmas yra tobulumo siekis. Siekis tobulo. Be abejo, ir tobulas yra... Kai mes kalbėjom apie tai, kad visi nori būti geri, čia net nesi geras, čia esi absoliučiai geriausias. Ta prasme, tu negali to... Pavyzdžiui, sakykime, pagyvenę tėvai tokį patį dalyką daro savo su hipergloba. Kai jie negali nustoti kištis į jau suaugusių vaikų gyvenimą, ten didžiulė invazija yra, ir jie patys savo paaiškina šitą grinai tokiais jau emociniais, mitologizuotais dalykais. Tu man, vaikeli, visada būsi kūdikis, ta prasme. Tai, nu taip, tai mamai, taip sakant, čia atrodo, kad čia yra labai gražu, kad čia meilės kalba tokia yra, kad čia yra labai, nu... Tiesiog visi ten tos be galo rūpestingos motinos archetipai išpildyti ir įgyvendinti tame. Ne, tiesiog tu turėjai, ne tik vaikai turi užaugti į naujus vaidmenis, tėvai irgi turi užaugti į naujus vaidmenis ir tau dėja tas nepavyko. Tu esi įstrigusi ten, kur... Tėvai turi mylėti ne tik kūdikį mokėti. Absoliučiai, taip, ir tai yra skirtingi vaidmenys ir skirtingi įgūdžiai. Bet vėlgi tas pats žmogus tą savo, nu, sakykime, elgesio šabloną kažkokį tai ar bruožą, jisai yra linkęs pateikinėti jau kaip privalumą, vėlgi taurumą, vėlgi kažkokį tai grožį, ta prasme. Sakralumas dar mes mėgstam lietuviai. Taip, absoliučiai. Taip. Andriau, bet kodėl pačiam šita tema tokia aktuali, nes tikrai girdžiu va tą tokį užsivedimą ir kažkur tai, ar ne, mes irgi, psichiatriai čia galėtų gal kažką pakomentuoti, gal čia kokios vaikystės traumos. Oi, tai be abejo. Gal pats kažkur tai žiūri labai į kažkokią sritį perfekcionaliai. Ne, čia yra viena, man yra įdomios, man visą laiką yra, kadangi aš nesu nei profesionalus psichologas, nei kultūrologas, bet ta prasme aš rašau ir kalbu apie daugelį dalykų. Man šitas dalykas, būtent jisai vėlgi yra įdomus ir grįžtant prie to, ką mes kalbėjom jūsų žaidime, čia yra tokia, sakykime, bendrosios psichologijos ir kultūrinių aspektų sandūra. Ir man tie dalykai, kuriuos lietuviai aiškina savaip arba kiek kitaip nuo kitų kultūrų, man jie yra pakankamai įdomus, todėl kad apie juos yra įdomu ir angliškas yra geras posakis, įdomu ir pelninga rašyti, todėl kad ten kyla didelis susidomėjimas, nes vienas iš būdų rašyti taip, kad tave skaitytų, tai rašyti apie tuos dalykus, su kuriais žmonės aiškiai identifikuojasi. Ta prasme, kur jie mato save arba savo artimus žmonės arba tas situacijas. Ir šitas dalykas, kadangi man teko pakankamai daug gyvenime praleisti laiko įvairiuose kolektyvuose, dirbant su daugeliu žmonių ir kadangi aš esu, gana toksai, pasakyčiau, gal įdėmus stebėtojas,
tai aš pastebėdavau visokius tuos žmonių tipus. Ką jie sako apie save, kaip jie elgiasi, kaip jie, kuo jie erzina arba džiugina aplinkinius. Ir taip, dėl to man pasidarė. Bet čia, žinokit, aš jums pažadu, čia ne vienintelė tema, kurią aš galėčiau užsivedęs čia šnekėti, tik tai mūsų ribotas yra laikas. Norėčiau šiandien jau ir užbaigti. Taip viskuo domitės. Vat pavyzdžiui, tas faktas ar ne apie žirafą, kuris, ar jis tikrai jums yra jūsų galvos harduose, jis tikrai jums reikalingas jį turėti tą faktą? Aš kažkada tai apie žirafas tiesiog domėjausi. Ar jisai tikrai reikalingas? Profesiškai tai taip. Nes kai domiesi daugeliu dalykų, tai turi daug apie ką rašyti. Nėra sudėtinga? Ne, man sudėtingiau yra būtų bandyti nesužinoti kažko naujo, ar ne? Taip. Tais laikais, kai aš dar žiūrėdavau televizorių, tai aš žiūrėdavau su planšete rankoje, todėl kad kažką tai sužinai ir kažką tai išgirsti ir supranti, kad, pavyzdžiui, paminėjo kažkokį tai miestą. Ir aš pagalvoju, kad aš apie tą miestą nieko nežinau. Tai man reikia staigiai pasižiūrėti ir kažką tai apie jį sužinoti. Tai kažkas galėtų pasakyti, kad tai yra perfekcionizmas. Ar tikrai? Jeigu mes bandytume sakyti, kad tas žodis turi teigiamą prasme, ar ne, tai man tai būtų perfekcionizmas. Noras tobulėti. Ne, čia ne iš noro tobulėti. Čia grina, ne, čia šiaip smalsumas gyvenimiškas. Taip, čia smalsumas ir jeigu mes norėtume susijęti šitą su vaikystės patirtim ar dar kažkokiais tai tokiais dalykais, tai pirmiausiai tai gal du dalykai yra. Vienas dalykas buvo, kad aš iki 6 metų, iki kol aš nepradėjau eiti į mokyklą Vilniuje, aš augau be tėvų, aš augau su seneliais čia va Kaune visai šalia Žaliakalnyje. Ir jie man neturėjo labai daug laiko. Aš buvau vienas su knygomis, aš labai anksti ir nesuprantamai išmokau skaityti pats. Ir šito dalyko man būtų įdomu sužinoti, kaip tai galėjo įvykti, bet tikriausiai aš taip galvoju, kad gal aš tiesiog kreipiau dėmesį, kai mačiau kažką tai, ką man skaitydavo, bet ten buvo toks dalykas, kad kai man buvo 4 metai, vos tik suėjo 4 metai, aš atėjau pas mamą su knyga ir sakau, aš dabar tau paskaitysiu. Ir pradėjau skaityti iš tame. Niekas negalėjo suprasti, kaip tai įvyko ir kodėl tai taip staigiai įvyko. Reiškia, ne ten skiemenim, ne raidėm, bet ta prasme, tiesiog pradėjau skaityti. Tai čia buvo vienas dalykas, kur aš tikrai, turėjau tikriausiai įprasti pats save užiminėti. Aš labai gerai atsimenu, kaip man patikdavo, jeigu aš kažkur eidavau, jau paskui eidavau į mokyklą pėsčias, dar kažką, aš pats su savim šnekėdavausi. Šnekėdavausi ilgais dialogais, ten ta prasme, su savim, tai buvo to labai daug. O toksai dėmesingumas, tai, tikriausiai yra liūdnesnis dalykas. Tai yra, va čia jau grinai yra toksai neurotinis dalykas, kadangi, sakykim taip, tėvas mano buvo, amžinatilsį tėtis buvo, sakykim taip, žmogus smarkus ir nedozuodavo fizinės prievartos, sakykim, ar fizinių bausmių. Sakykim, taip jos buvo kasdieninės fizinės bausmės.
Ir čia yra tas dalykas, kurį mes galim imti visišką analogiją, kur nors savanoj, kur ganosi antilopės, jos visą laiką yra žiauriai dėmesingos. Jos mato aplinkui bet kurį krustelėjimą, bet kurį pasikeitimą aplinkos, bet kurį trakštelėjimą, nes evoliuciškai tos, kurios yra žioplos, tai tos ilgai negyvena, ta prasme, jo. Tai ir būtent taip aš pripratau prie tų, kurie man tada atrodė juokingi. Ta prasme, kai tu atskiri iš kiekvieno, iš ten trakštelėjimo grindų, ar ten tėtis ar mama eina, kai stebi grįžusi tėvą ir žiūri, bandai iš karto nustatyti jo nuotaiką pagal mikropožymius. Čia jau tas vienas iš atvejų, kai intuicija susilieja su kognityviniu tikriausiai procesu, kur ten tiesiog jau pradedi justi išgyvenimo instinktai. Jo išgyvenimo instinktai. Ir tada pasidarai dalykams labai dėmesingas. Pasidarai dalykams dėmesingas, pasidaro įdomu. Ir dar kitas dalykas, tikriausiai, aš manau, kad jūs klausėt, iš kur tas yra toksai domėjimasis dar ir viskuo. Aš manau, kad tai būdavo vienintelis dalykas, kai mane tėvai už ką nors pagirdavo. Tai yra, kai aš peržengdavau bet kokių žinių ar gebėjimų tą normalią normą. Ta prasme, mokykloje mokytis vien geriausiais pažymiais, tai nebuvo dalykas, už ką mane girdavo. Ta prasme, tai buvo visiškas baselinas, tai norma ir ta prasme, gavai geriausią, o kokį tu dar galėjai gauti, ta prasme. Tai... Jeigu yra 10, tai turi būti 10. Jo, ten tada 5 būdavo, jo, tais laikais. Va, ir tikriausiai aš manau, kad mane pagirdavo tik tai tada, kai aš tiek peršokdavau tą kažkokią tai, kartelę. Įsivaizduojamą kartelę, kad jau tėvai galėdavo saikingai kelis kartus metuose mano kažkokio tai pasiekimų pasigirti. Ir dabar labai įdomu, kad jūs uždavėte tą klausimą, nes aš niekada taip to dalyko nevertinau. Bet aš atsimenu, kai man buvo 13 metų, aš susigalvojau mokytis italų kalbos. Visiškai susigalvojau pats. Iš savo pinigų nusipirkau tada pirmąjį pasirodžiusi italų lietuvių žodyną, ten per visokius pažįstamus pedagogus gavau ten metodinės visokios literatūros. Ta prasme, tikriausiai aš nežinau, kiek Lietuvoje tais laikais, čia mes kalbame 1083 metus, tikriausiai besimokančių italų kalbos, gal buvo kokie 5 žmonės, bet ta prasme, ne vienam iš jų nebuvo 13 metų, aš manau. Va, ir aš pakankamai taip noriai mokiausi iki šiol. Dabar pratęsiau studijas visiškai neseniai, itališkai skaitau ir susišneku visai normaliai, bet tai buvo toksai egzotinis pasiekimas, kur jau, jo tėvai jau čia gali apie tokį dalyką papasakoti. Pasigirti gali tėvai tuo netgi. Gali pasigirti, taip. Todėl, kad ir tokios pastangos turėti kažką tai, kas kuo gali pasigirti, nustebinti, padaryti įspūdį. Tai taip pat ir žiniose. Šitas dalykas yra lygiai taip pat, kai tu žinai dalykus, kurie, jie lyg ir yra prieinami,
visiems yra prieinami. Apie žirafos kraujotakos sistemą galima susirasti čia išsitraukus telefoną per pusę minutės, ta prasme, tą straipsnį. Bet kiti tiesiog neima ir nesidomi. Čia taip, kaip pats ir sakėte, ar ne, apie tai, kad išgirsti ten kažkokio miesto pavadinimą ir ne kiekvienas puola ieškoti internete apie tą miestą kažkokių faktų, kiek gyventojų, koks tankis ir panašiai, ar ne, kokios religijos ir panašus dalykai. Bet yra žmonių, tokių, kurie linkę tą daryti. Bet man įdomus tas momentas yra dar, kad dažniausia, tikriausiai gydytoja psichiatrija patvirtins, kad kada vaikai bando išsikovoti tėvų dėmesio, jie bando ne tokiais būdais, kaip jūs bandėt. O kokiais dar? Tai yra kaip tik daužo langus, muša už save silpnesnius, kitaip tariant, tais paprastesniais būdais. Nežinau, kaip ten su langų daužimu, todėl kad dar daugiau sulaukti namuose fizinių bausmių, tai tikriausiai tokios siekiamybės nebuvo, nes taip ir būtų buvę. Tikriausiai, žinot, gal čia yra skirtingas dalykas sulaukti dėmesio, nes šiaip dėmesio yra labai daug būdų. O validacijos patvirtinimo ir meilės, arba bent jau dalykų primenančių meilę, sakykime, tai yra žymiai sunkiau tuos dalykus susirinkti. Tarp kitko, apie šitą dalyką man labai įdomu, aš žinau vieną žmogų ir jūs jį žinote, tai yra Aidas Puklevičius, kuris viskuo domisi gal kokius 3 kartus labiau dar už mane. Ir mes esam geri bičiuliai su juo, bet kiekvieną kartą, kai mes bendraujam, aš jaučiu, aš nežinau, ką jisai jaučia, nes aš jo niekada apie tai neklausiau, bet aš jaučiu tokį konkurencinį pavojų iš jo, ta prasme, kad jisai daro tai, ką aš galbūt turėčiau daryti, bet ar aš pakankamai stengiuosi? Akivaizdu, kad ne, todėl, kad jisai stengiasi labiau. 3 kartus jau išsiaiškinau. 3 kartus. Andriau, jūs iš to vaiko išaugot? Jums ir dabar yra svarbu? Ne, neišaugau absoliučiai. Absoliučiai neišaugau, ne. Ir... Tai tas vaikas dabar jumyse taip gyvena visom teisėm? Vienintelis dalykas, ta prasme, dalykas, kuris skiriasi, yra, aš bandau jo nebebarti ir aš bandau su tuo gyventi ramiai, su tuo, kas yra. Ir bandau, kad tie dalykai iš vaikystės ateinantis, kad jie neapsunkintų mano funkcionavimo, gyvenimo ir nesprogdintų mano santykių artimų su žmonėm. Bet ne, jisai niekur neišėjo. Tai ką, aš jo, ta prasme, aš jo neturiu kur dėti, jisai yra aš, ta prasme. Tai nėra taip, kad tą vaiką aš galėčiau kažkur tai paimti, išvaryti ir tada aš jau turiu gatavą kitą asmenybę, kuri savo ramiai gyvens. Bet gali būti taip, kad tas vaikelis jis sumažėja mano suaugusio gyvenime. Aš suaugau ir ta mergaitė jinai liko, bet jinai yra labai maža. Ir šiuo metu mano gyvenime jinai nėra tokia aktuali ir jinai negyvena tais pačiais džiaugsmais arba, tai, kas buvo tada. Taip, tikriausiai aš pasakyčiau, kad taip yra ir tas vaikas išlenda labiau, pasakyčiau, sunkiais ar tokiais kriziniais momentais, kai tos kažkokios tai aplinkui esančios nemalonios arba trauminės patirtis primena tai, kur aš buvau ir labai lengva bent jau emocijomis nuslysti į tuos pačius
tuos pačius reakcijos šablonus. Andriau, koks jūsų būdas? Labai yra įdomu ir aš manau mūsų žiūrovam bus įdomu. Kas jums padeda, kai jums yra tos sunkios situacijos, kai jums yra sunku, kas padeda jums rasti ramybę ir grįžti tą savo aš, tokį ramų lygmenį? Aš nieko nuostabaus nepasakysiu, tai yra tai, ko mane išmokė terapija. Tai yra psichoterapija, taip. Tai yra autorefleksija ir savo emocijų stebėjimas. Tai yra elementarus emocinis raštingumas. Tai stebėti save, galvoti, kodėl aš taip sureagavau, kodėl man taip pasijuto, kas čia galėjo būti, ar aš čia pasijutau nesaugus, ar aš čia pajutau kažkokį tai iššūkį, ar dar kažką taip. Ir viskas. Tai ta prasme, tai... Padarė pauzelę, man atrodo, ne? Gerai. Galim drąsiai padaryti pauzelę. Andriau, tai pratęskim. Vis dėlto, koks tas receptas, kaip Andrius grįžta į tą save, į ramybę? Supratau, kad analizuoji, bandai suvokti priežastis ir pasekmes emocijų, taip, bet kaip tą lygį pasiekti, kada vis dėlto savyje yra ramu, kada svarstyklių lėkštės nebešokinėja, kada jos sueina? Aš norėčiau būti tikras, kad aš visą laiką arba netgi dažnai pasiekiu tą lygį, bet man atrodo klaida yra žmonėms manyti, kad jie gali šitą dalyką padaryti patys be pagalbos psichoterapeutų. Man taip atrodo. Nežinau, gal ir yra pavyzdžių, kur žmonės vien remdamiesi savo vidiniais stebėjimo įgūdžiais arba labai dideliu emociniu raštingumu arba labai stipria autorefleksija, kad jie sugeba patys šitą padaryti. Bet jeigu mes kalbėsim apskritai apie, sakykime, nenoriu sakyti situaciją Lietuvoje, bet galima taip pasakyti apie vidutinį Lietuvos žmogų, tai yra didžiulė problema būtent emocinis neraštingumas. Ta prasme, aš jau net nekalbu apie emocinį intelektą. Čia yra, ta prasme, aš kalbu apie raštingumą, apie tai, kad raides pažinti. Pažinti visiškai elementarius dalykus ir suprasti, kad emocijos yra teisėtos, kad yra tokie, sakykime, tokie dalykai kaip pyktis nėra kažkoks gėdingas, kad pavyzdžiui pykčio jausmas nėra tas pats, kas įniršio protrūkis arba ten tokius labai paprastus dalykus, pirma klasė tiesiog. Ir šito labai trūksta, bet situacija fantastiškai keičiasi. Todėl, kad prieš 10 metų, kai aš pradėjau psichoterapiją, kuri man buvo susijusi su tam tikrais išgyvenimais stipriais santykiuose ir asmeniniam gyvenime. Iš pradžių aš pats apie tai nekalbėjau daug. Prasme, aš to neneigiau, bet aš apie tai nekalbėjau. O paskui buvau tikriausiai vienas iš pirmųjų, kurie, tokių viešų žmonių, kurie pradėjo apie tai atvirai kalbėti. Ir prieš kokius 9 metus tai iš tikrųjų buvo labai toksai sensacingas dalykas. Aš atsimenu netgi prieš kokius gal 6 metus, aš kai parašiau apie tai straipsnį, tai mano redaktorė Delfi pasakė, kad labai drąsus straipsnis. Nors man tai visiškai neatrodė, man jau tai nebebuvo kažkas tai revoliucinio. Ir tai, kad žmonės Lietuvoje, pradėjo be baimės arba su mažesniu atsargumu domėtis savo psichinę sveikatą ir tiesiog ieškoti pagalbos, ieškoti kažkokio tai nukreipimo tenai, kur
kuriems galbūt būtų komfortiškiau ir geriau, tai man atrodo, čia yra didelis pasiekimas. Aišku, yra ir šalutinių veiksnių, tai yra, sakykime, asmenybės sutrikimų arba psichinių ligų trivializavimas didelis. Ta prasme, kai žmonės neva tai sužino apie būkles iš TikToko arba Instagramo, dabar, jeigu pasižiūrėtume socialinius tinklus... Panikos atakos ir depresija valdo. Panikos atako, jo, čia gal kitas dalykas, kai žmogus, kuriam yra liūdna ir visai nebūtinai depresija ir net nearti to, sako, man depresija. Man dar būna geras, man šiandien depresija. Tai dabar. Bet dabar jau depresija yra toksai labiau prie išėjęs iš mados. Bet dabar madingas yra ADHD, ta prasme. Dar yra labai madinga psichosomatika. Aš jau suprantu, kad man tai psichosomatika. Taip, ypatingai. Bet man tą somatiką patvarkykit. Jo, aš suprantu, čia dabar ypatingai ranka lūžo, tai psichosomatika, jo. Kodėl? Galima. Jo, o šitas dėmesio ADHD, dėmesio sutrikimas, jisai yra apskritai, jeigu mes ypatingai kalbėsim apie žmonės tarp tikriausiai 20 ir 30 metų, tai tiesiog yra... Visi serga juo. Visi juo serga, ta prasme. Taip, ir kiekvienas paprastas, trivialus dalykas iš gyvenimo, ten užsitrenkia į duris, pamiršai raktą, taigi, ne, čia jisai ne šiaip savo užsitrenkia. Čia lygiai tas pats, kaip žmonės pradės kalbėti apie Tureto sindromą, reiškia, kai... Arba nuo 50 jau demencija ankstyva. Taip, nuo 50 jau demencija. Kurgi ne, taip, iš tikrųjų to labai daug, bet, aš gal pasakyčiau, kad vis dėlto, jeigu mes padėtumėm ant svarstyklių, tai gal jau geriau taip, negu visiškas ignoravimas ir emocijų užspaudinėjimas, čia kalbant apie vyresnėją kartą, sakykime, man yra 52, aš kalbėčiau apie savo tėvų kartą, užspaudinėjimas šitų dalykų iki tol, kol jie natūraliai išsprogsta. Jeigu reikia rinktis vieną kraštutinumą ar kitą, tikriausiai aš irgi pritarčiau pačiam, bet čia grįžtam tikriausiai nuo ten, kur pradėjom, tai yra, kad mūsų ta tokia jau tauta yra, kad mes linkę kentėti ir dar mes esam kraštutinumų tikriausiai. Bet aš ką noriu pasakyti, kadangi užvedėm temą apie tos populiarumus, ar ne, apie tai, kas yra populiaru, nepopuliaru, aš dar norėčiau pagrįžti, kada pats pasiūlėt šitą temą ir sužinojau, kad būtent perfekcionizmas. Man prasitarė prodiuseris, kad Andrius yra kategoriškai nusiteikęs prieš perfekcionizmą. Aš ne tiek prieš jį patį, kiek prieš jo, kaip jau sakiau, prieš jo kultūrinį vertinimą. Būtent tai yra... Tai gerai. Nes aš negaliu su bizūnu ar švilpuko ateiti prie žmogaus, kurio elgesį galim pavadinti perfekcionistiniu ir pasakyti, tu liaukis taip daryti, nes maždaug... Jo, nes čia greičiausia ne perfekcionizmas. Tai apie ką šnekėjom, tai mes apsimetam perfekcionistais, kad būtų patogu. Arba mums pavadinimas patinka. Taip, nes mesgi visi norim būti gražus. Bet kokia yra alternatyva, Andriau, šitam, ar ne? Vis tiek, kadangi mes tikrai norim stengtis, norim būti faini, norim būti gražus, geri. Ar užtenka to, kas dabar yra labai populiaru sakyti, pakankamas, aš pakankamas? Jums tai atrodo alternatyva? Alternatyva tikriausiai ateina kiekvienam žmogui tada, kai tas perfekcionizmas pradeda daryti neigiamą įtaką arba trukdyti jo funkcionavimui. Arba profesiniam, arba socialiniam funkcionavimui. Aš galiu pasakyti, kaip, ta prasme, buvo
buvo toks dalykas, aš dar prisimenu tuos laikus, kai e-mailai, elektroninio pašto laiškai pasidarė visiškai dominuojanti centrinė komunikavimo darbe priemonė. Visi, čia tikriausiai galim kalbėti apie kokius 1997 metus, panašiai 98. Ir bent jau tenai, kur aš tada gyvenau, Britanijoje ir mano darbovietėj, ir pasidarė, tai pradėjo darytis problema, todėl kad žmonės natūraliai yra įpratę, darbinės etikos dalis yra atsakinėti į laiškus. Tu turi atsakinėti į visus laiškus. Ir dažnai duoti ten pakankamai daug turinio ar konteksto, nebūtinai tik tai yra taip ir ne. Pasidarė situacija ir tai buvo universalu, labai daugelis žmonių tai galiojo, kad žmonės turėdavo po 300, 500, paskui 800 neatsakytų laiškų. Tai žmonėms keldavo itin stiprias reakcijas, vos tik tai ateini į darbą, įsijungi kompiuterį ir supranti, kas vyksta, tada dar išsivynioji papildomus efektus. Žmonės pradėjo gauti prieigą namuose arba prie nešiojamo kompiuterio, arba prie savo kompiuterio, prie darbinių sistemų. Dar tada telefonų nebuvo, jau telefonas tai buvo, čia jau paskui, tas dalykas buvo daugmaž išspręstas, ten atėjo kiti dalykai, tokie kaip socialiniai tinklai ir kitos ten priklausomybės bet būtent su tais ir organizacijose pasidarė taip, kad iš tikrųjų pradėjo kentėti visas darbo procesas. Ta prasme, žmonės leisdavo kelias valandas darbe, kovodami, reiškia, su tais laiškais. Ir pas mus, bent jau BBC, tai buvo atskiri, mes darėm žmonėms atskirus mokymus, mes darėm žmonėms kursus, kuriuose išaiškindavom, kad jeigu tu dabar nueisi iki galo ir ištrinsi paskutinius ten 2000 laiškų, absoliučiai niekas neatsitiks. Tikrai nieko neatsitiks, nieko baisaus nebus. Žmonės tai pabandydavo ir pamatydavo, kad tikrai taip galima išsilaisvinti. Žmonės pamatydavo tai, kad pavyzdžiui galima kitus tokius dalykus, kur jiems kelia didelį nepatogumą, kad galima tuos dalykus suvaldyti ir kad pasekmės nebus baisios, o atvirkščiai jie turės daugiau laisvo laiko. Arba jie turės daugiau laiko savo, arba darbui, arba dar kažką. Tai paprastai šitie dalykai, atsakant į jūsų klausimą, šitie dalykai išsisprendžia arba žmogus juos pats pradeda spręsti, nes tai turi pats žmogus spręsti. Čia iš šono tu neteisi, kad maždaug aš matau, kaip tu kankiniesi, aš tau turiu receptą dabar, kaip aš tave pataisysiu. Bet, Andriau, tai va, kai ateina krizinis momentas. Taip. Ne, 98 metai ir va, žmogus išvydęs 500 elektroninių laiškų, jam išsipučia akis ir jisai mato tik vieną išeitį, tuos 500 laiškų atsakyti, išsamei, aiškiai. Dar greičiau bėgti kaip voverė rate. Ir važiuoti. Ar tikrai šiuolaikinis žmogus, pamatęs 500 e-mailų, jam va toks iškiltų vaizdelis, kad aš būtinai turiu dabar juos visus atsakyti, aš turiu tai padaryti. Labai retas, kuris aš netgi sunkiai įsivaizduoju, kad ne, todėl, kad mes praėjom tam tikrą evoliucinį procesą ir mes desensitizuoti tam dalykui, mes nebesureikšminam ir nebeužjautrinam to dalykų. Ta prasme, anais laikais, būtent apie kuriuos aš kalbėjau, kodėl žmogui pasidarydavo bloga? Todėl, kad jisai jautė didžiulį neadekvatumą. Ta prasme, tie 500
neatsakytų laiškų yra 500 įrodymų, kad jisai nesusitvarko su savo pareigom, su tuo, ko jisai turi privalo susitvarkyti. Tai yra įrodymas jam pačiam, kiek jisai yra neadekvatus. Užaugęs iki didžiulio diskomforto ir traumos, tai labai dažnai pirmasis žingsnis yra tam žmogui tiesiog išmokyti jį pasakyti, kad aš esu pakankamas. Aš esu geras. Aš esu geras. Nepakankamas. Aš esu geras. Aš esu gera. Taip. Ir tada, kai jau truputėlį praeina tas užgijimo procesas, galima truputėlį labiau atsitraukti ir pasižiūrėti, kad galbūt taip aš nors esu geras, bet šitą dalyką aš galėjau labiau pasistengti, ar galėjau padaryti geriau, ar dar kažką tai. Todėl, kad aš suprantu, iš kur ateina jūsų abejojanti reakcija į šitą pačią formuluotę, kad aš esu pakankamas. Todėl, kad jinai turi labai didelės tokias emocinės paralelės su pasakymu bus gerai ir taip. Bus gerai ir taip. Bele kaip, bele ką, maždaug padarei, vat ir taip bus gerai. Kas yra dažniausiai, tokia indiferencija ir visiškas toks rūpesčio nebuvimas. Ir tiesą pasakius, tai yra rodiklis visiško nesusidomėjimo tuo, abejingumas, distancija, kad tu, ką tu bedarytum, ta prasme, kad jokio ten to susijungimo su šituo nėra, kad žmogus lyg viską, net ir savo elgesį, jisai mato per distanciją, kuris yra, nei jisai kažką nori pakeisti, nei gali pakeisti, nei nori daryti geriau. Ir taip, pavyzdžiui, aš kai rašau savo tekstus, aš ne vieno teksto tikriausiai neatiduodu publikuoti, kuriuo aš būčiau nepatenkintas, kuris būtų, mano nuomonė, netinkamas publikavimui. Tačiau ar mano tekstai yra nevienodos kokybės? Žinoma, vieni labiau pavyksta, kiti mažiau, kiti ten tampa, gerai pasakysiu, klasika. Ta prasme, klasika, kad žmonės, tai yra tie tekstai, kurie manęs dar niekada nematė, kurie susitinka su manim ten kokioj knygų mugėje arba dar kur nors ir man primena apie kokią nors mano tekstą, kuris buvo rašytas ten prieš 10 ar 12 metų, bet jiems jisai yra labai įstrigęs ir labai svarbus. Tai yra tokių, o yra tokių, kur, sakykime, ten galbūt menkesnės išliekamosios vertės. Kiek kartų daugiausiai yra tekę perrašyti tekstą? Porą kartų. Porą kartų. Čia... Ta prasme, kai viena versija... Nesu patenkintas, čia dar ne ta, kad tiktų publikuoti, reikia dar kaip. Jo, esu taip. Gal ne porą, gal kokius 3 ar 4 kartus, bet tikrai labai nedaug. Tikrai labai nedaug kartų. Jo, turint omenyje, kad aš publikuoju kelis šimtus tekstų per metus, tai taip. Gal porą šimtų. Bet vis tiek, kaip žmogui, kuris prieš perfekcionizmą 4 kartus perrašyti tekstą yra šitas. Ne, buvo 4 kartai, kai aš perrašinėjau tekstą. Supratau, atsiprašau, aš galvoju. Ne, aš maniau, kad jūs apie dažnį klausėt. Į tekstą 4 kartus perrašiau. Ne. Perrašiau vieną kartą. Vieną kartą. Bet taip, kaip pasakyti, nuo iki perrašymas buvo, kad ir tas negerai, ir tas negerai. Jo, beveik, ta prasme,
kai suvoki, kad iš pat pradžių galbūt iš skubėjimo nelabai žinojai, ką rašysi, nelabai žinojai, nuo ko pradėsi ir ko baigsi ir kokia yra ten pagrindinė mintis, yra labai didelė pagunda, kai daug dirbi šitą darbą, yra didelė pagunda, kad pradėsiu rašyti, o paskui kaip nors autopilotu išviniosiu. Bet sakau, kokie gal buvo 3 ar 4 kartai, kai aš tai pagundai pasidaviau. Supratau, tada jūs ne perfekcionistai, viskas gerai. Atleiskit atsijimus. Ties perfekcionizmu mes tikriausia pabaigsim, ar ne? Kad šita tema aiškiai, nėra tas žodis iš esmės kaip po žodis, jis nėra nei blogas, nei geras, čia tikriausia kaip juo žongliruojam, čia yra. Ir kaip jaučiame su tuo. Blogis ir gėris. Žodis geras, žmonės būna blogi. Girdėjote Andriaus žodį. Taip, tai kadangi žaidimu pradėjom, žaidimu užbaigsim. Jūsų teisė pasirinkti, prašom nenusižiūrėti vienas nuo kito. Taip. Pabaigoje laidos, gerbiami žiūrovai, mes sužinosime, kas yra protingesnis. Gerbiamas Andrius ar gerbiama gydytoja. O gal jūs esat patys protingiausi žiūrovai, tad kviečiu prisijungti prie mūsų žaidimo. Taigi skaitau pirmąjį faktą. Pirmą teiginį, atsiprašau. Perfilmuojam laidą, viskas, aš išeinu iš darbo. Baigiam šitą. Taip. Perfilmuojam, taip, teisingai perfilmuojam. Taigi, pradedam. Pirmasis teiginys. Man teiginys irgi, žinokit, kai teiginys, tai va teigiamas, iš karto teisingas. Tiesiog tokia informacija, va teigiu. Klaidingai? Taip, pranešu. Teigiu teiginį. Taip. Taigi, gerbiami žiūrovai ir klausytojai ir svečiai, teigiu teiginį. Pirmasis teiginys. Į save orientuoto perfekcionizmo paveldimumas berniukams yra 23%, o mergaitėms 30%. Tuo tarpu socialiai nustatyto perfekcionizmo genetinė įtaka berniukams yra 39%, o mergaitėms 42%. Jūs žiūrėjot vienas nuo kito, taip? Aš tai žiūrėjau Andrių. Iškart prisipažįstu. Gerai. Taip, toliau, kitas teiginys. Čia mes teisūs? Aš pasakysiu pabaigoje. Ateis laikas ir pasakysiu. Aš dabar palieku tokią intrigą. Taigi mes nusprendėm taip, kad pabaigoje bus tas ir kuris čia gudriausias. Taigi, perfekcionistais iš dalies gimstama ir tampama. Tai yra iš dalies gimstama ir iš dalies tampama. Ar tik tai gimstama, tik tai tampama? Gerai, užfiksavom, taip, asistentai, užfiksavom atsakymus, grupuojam, taip, prodiuseri, jūs patenkintas, taip, gerai. Žurnalistams nepavyksta, čia skaitau teiginį. Andriau, teiginys, taip, nes aš galvoju, dabar gal čia kur nors nuklysim. Žurnalistams nepavyksta pasiekti tobulumo dažniau nei norėtųsi, nes esame žmonės, tačiau žurnalistai dažnai yra linkę sirgti perfekcionizmu. Užfiksavom, taip. Ir paskutinis teiginys. Daugelis iš mūsų tiki, kad tobulumo siekis veda į sėkmę. Tačiau perfekcionizmas duoda priešingą rezultatą ir gali sukelti didelį stresą. Jūs šeimą nežiūrit? Čia jums per akinius atsispindi? Taip, Andriau. Andrius žiūri į mano akis ir ten mano atsispindi mano jūsų teisingas atsakymas. Jūsų teisingas atsakymas. Nu, ir dar vieną. Nu, bet kad jau tikrai taip užtvirtinti jau, kad kuris čia protingesnis, kad būtų. Taigi, teiginys paskutinis. Dauguma žinomų žmonių serga perfekcionizmu. Taigi, baigiam žaidimą.
Andriau, nežiūrėjot man paskutiniam teiginyje akis. Būtumėt buvęs protingesnis už gydytoją. A ne? O dabar va rezultatas toks, koks yra. Taigi skelbiu, kad visi atsakymai sutapo, visi buvo teisingi ir tik paskutinėme teiginyje dėja, bet Aneta išsiveržė į priekį ir ji buvo teisi. Žinomi žmonės dažnai serga. Ne, ten buvo dažniau. Dažniau. Taip. Taip, dažniau negu kitų profesijų. Tai yra Shakira, Adele, Beyoncé, Steve'as Jobsas. Jie pripažino tai, kad serga perfekcionizmu arba sirgu. Ne, žinokit, aš nepaleisiu šito dalyko, todėl kad buvo kalbėta apie daugumą. Ir jeigu jūs kalbat apie daugumą, tai suponuoja, kad buvo pakankamai validus statistinis tyrimas šito dalyko. Ir čia man būtų įdomu, tada, jeigu buvo toks statistinis tyrimas, tai pagal kokį kriterijų buvo atskirti žinomi nuo nežinomų žmonių? Ponas Andriau, aš sutinku, būkit jūs protingesnis. Tai... Čia yra analitinis, kaip sakyti, požiūris, kuris labai teisingas ir tas noras... Tiesą pasakius, aš dabar pasakysiu labai atvirai, man šitas faktas yra man tiesiog pateiktas ir mes čia tikrai drąsiai galėtume lygiai taip pat prisijungčiau prie jūsų diskusijos ir norėčiau pamatyti tai, iš kur ta statistika. Tai galima čia tikriausia, kad būtų taip ir diskutuoti, kad kiek čia tos tiesos, kiek melo yra, pagal tą statistiką taip yra pateikiama. Nes man čia labiau būtų šiuo atveju panašu į tą kognityvinį nuokrypį, kur mes tokias anekdotinės observacijas savo pritraukinėjom prie kažkokios tai išvados, kurią mes jau sugalvojom ir norim padaryti. Ir aš tikrai ne dėl to, kad aš norėčiau būti protingesnis už gydytoją. Aš apskritai, aš norėčiau būti toks protingas kaip gydytoja ir dar aš norėčiau gydytojų būti, tai ta prasme čia kiti dalykai. Tai nevėlu, Andriu, nevėlu. Nu, turiu kitų darbų. 13-14 metelių mokslo. Turiu kitų darbų. Man atrodo, kad aš nežinau, aš negaliu garantuoti, bet aš kaip įsivaizduočiau, ar ne, kaip tas tyrimas. Jeigu toks iš tiesų buvo atliktas, vadinasi, aš turiu praseiti, pavadinkim taip, ar ne, bent jau Amerikoje žinomų žmonės, Amerikoje gyvenančių. Pirmiausia, reikėtų nustatyti žinomumo kriterijų. Žinomumo kriterijų. Kas yra žinomumas? Kas yra žinomas žmogus, kokioj skalėje, ar ne, kitaip tariant. Nu jo, sakykime, virš milijono sekėjų. Žinoti, taip, kažkokio. Ir va, tuo žinomų žmonės, jisai klausė, tu perfekcionistas, o tu savęs, sergi, esi... Ir taip toliau. Ir iš tų 50, pavadinkim, apklaustųjų, 29 pasakė taip. Aš esu. Aš taip įsivaizduočiau jo. Aš irgi taip įsivaizduočiau. Jūsų paminėtam Steve'ui Jobsui, tai perfekcionizmas nedidžiausia jo problema buvo. Nes, ta prasme, tai yra... apie jį ir jo patirtis ir ypatingai jo bendravimą su žmonėmis, skaityti įvairiose biografijose, tai, čia įdomiausia tikriausiai vis dėlto psichiatrams. Taip, tai yra labai įdomu, bet mes taip dažnai sakom, kur yra kažkokie ypatingi sugebėjimai, ten dažnai yra šalia liga. Taip, absoliučiai. Bet dėl to tie žmonės ir yra ypatingi. Tai ačiū dar kartelį, abu buvot labai protingi, abu šaunūs. Ačiū labai. Ačiū labai, Andriau. Ačiū. Taip, Aneta, tai likom dviese, turėjom šiandienos svečią. Temai perfekcionizmas, kurią beje pats Andrius, kaip jau minėjau, ir pasiūlė, ar ne? Kaip pačiai pasirodė pokalbis? Mane labai nustebino pokalbio šiltumas, nuoširdumas. Tikrai nesitikėjau, kad
Andrius Užkalnis yra toks šiltas žmogus ir toks tikrai žmogiškas žmogus. Pastebėjimas toks, kad aš tikėjausi, kad ta tema, tas perfekcionizmas bus Andriui tokia artima ir tai bus jo tema. Ir jis tai kalbės grinai apie save. Tai kažkaip ta tema jo taip nelietė. Jis daugiau apie ją kalbėjo kaip, apie reiškinį visuomenėje, kaip apie lietuvių bruožą. Tačiau man patiko, kad vis dėlto, nepaisant to temos nepriėmimo asmeniškai, visi kiti užpildymo tarpeliai, vis tiek buvo labai daug asmeninės Andriaus patirties, labai atviras pokalbis apie psichoterapiją, taip nėra baimės apie tai kalbėti ar kažkokios tokios įsitikinimo, kad tai, psichoterapiją lanko tik silpni žmonės arba pas psichologą eina tik tai ten, nežinau kas, o psichiatrai tai išvis, ką jie ten daro arba ten labai baisu. Tai man patiko, kad vis dėlto daug išgirdau tokių asmeninių pasisakymų, asmeninės patirties ir tikrai, kad atsiskleidžia Andrius kaip šilta asmenybė, kaip tikrai norinti save parodyti ir atskleisti save. Taip, tikėkimės, kad čia yra tikrasis Andriaus Užkalnio veidas, ar ne? Aš tiesą pasakius vis tik tai manau, kad tai tikrai Andriui labai artima tema, nors jis ir nepripažįsta. Bet aš sakau, aš Andriuje matau vis tik tai to perfekcionisto, kuris tikriausia supranta ir aš suprantu, kodėl jisai būtent tokios pozicijos laikosi, ar ne, kad šiaip iš esmės perfekcionizmas jis kenkia žmogui, jeigu jis iš tiesų yra tas tikras, kurį aš apibrėžiau. Taip, bet jeigu mes kalbam apie tą, ką Andrius pradžioje pokalbio paminėjo, ar ne, kad šiais laikais labai daug kas dangstosi tuo, kad aš esu perfekcionistas ir tarsi toks pasididžiavimas, tai yra tarsi kažkoks mados reikalas, ar ne, dangstymas kažkokių savo silpnybių ir panašiai. Tai tokį iš viso reikėtų naikinti perfekcionizmą, ar ne? Taip. Tas perfekcionizmas, apie kurį kalba jūs iš medicininės pusės, jį reikia gydyti. Taip. Tai čia yra du skirtingi dalykai, ar ne? Apie vieną reikia edukuoti, kad toks iš viso išnyktų, o dėl kito reikia suteikti pagalbą. Taip. Tai Aneta, kaip visada, pabaigoje noriu paprašyti jūsų labai aiškių 3 punktų, tai kaipgi padėti perfekcionistui arba savo perfekcionistui arba kitam perfekcionistui, gal pasakysiu taip, apmalšinti tuos perfekcionizmo priepuolius. Gerai. Šitie patarimai skirti tiem, kurie jau atpažįsta savyje, kad kažkurioj tai sferoje yra begalinis tobulumo siekis dėl tobulumo. Ir tada aš siūlau žmogui užduoti savo klausimą, ar dabar jam yra gera su savim ir ar jam gera su kitais. Nes tą, ką žmogus daro, nuo to jam turi būti gera. Bet jeigu nuo to jam nėra gera, reiškia šita veikla, tą, kuriais dabar užsiema, ką jis daro, tai nėra gerai. Antrą tokį klausimą savo reikėtų užduoti, toliau save, žiūrinti save, atsisukusi save. Ar tai, ką aš dabar darau ir stengiuosi padaryti labai gerai ir net tobulai, ar tai turės įtakos mano gyvenimo kokybei po 5, po 10, po 15 metų. Ar tik dabar tai yra taip aktualu? Trečias toks patarimas. Niekas nesakė, kad mums reikia gyventi sunkiai. Didysis mano mokytojas, profesorius Rimantas Kočiūnas, jis sakė taip: vaikai, gyvenkite lengvai. Tai ne paprastai, bet kaip, bet lengvai. Reiškia, nesureikšminkit ir padarykit sudėtingai visko, jeigu tai galima padaryti lengvai. Tobulieji dažnai galvoja, kas būtų, jeigu būtų. O mums reikia gyventi čia ir dabar. Tobulieji paskęsta smulkmenose ir išbarsto savo laiką nereikšmingiam ir
tokiem dalykam, kurie kaip smėlis tarp akmenų prabėga. Gyventi šią dieną. O kaip pasakė vienas mano mėgiamo serialo herojus, kas bus rytoj? Kas tau pasirašė krauju, kad rytojus bus? Taip, griežtai čia baigėt. Gal man patinka tas gyvenkim lengvai iš tiesų. Siekiamybė turėtų būti gyventi lengvai, ne kažkaip kentėti, siekti, kovoti. Taip, kovoti. Lengvai. Taip, gyvenkim lengvai. Tai aš norėčiau mūsų žiūrovams pasakyti, kad sektų mūsų Facebook paskyroje Gyvenimo uogos, prenumeruotų mūsų kanalą Gyvenimo uogos, ar ne? Ir Aneta, aš noriu padėkoti už šiandienos puikią laidą. Ačiū tau, Sigita. Ir visus mūsų žiūrovus ir klausytojus kviečiu susitikti kitą antradienį. Iki pasimatymo.